Tai va, vaizdo įrašas tik tai buvo sustojęs, bet tai va, tai yra tenais 11 namo įvažiavimas. Čia yra 13 namo dvigubas įvažiavimas. Na va, buvęs apygardos teismo pirmininkas apsitvėręs teritoriją, valdišką žemę tujomis. Ir situacija yra tokia. Mes kreipėmės į NŽT ir į Kauno miesto savivaldybę, aiškinam situaciją, kad čia mes turim visus archyvinius dokumentus, kad aplinkui vyksta ne visai teisėti namų griovimai, statybos, mums yra aktualu apginti savo teisės į savo nekilnojamą turtą ir mums paaiškina, klausykit, sako vaikeliai, čia sako, nėra jokio įvažiavimo ir nėra jokio praėjimo tako, čia yra laisva nesuformuota valstybinė žemės juosta. Tai va, tokia tai ir situacija. Tai čia vat yra šis įvažiavimas 60 kvadratinių metrų, ant mūsų praėjimo tako yra kaimyno tvora. O situacija tokia, jog dabar, sako, na žinokite, mes pilnai jumis suprantam čia, bet mes čia negalim imti tiesiog ir įregistruoti. Jūs turite arba kreiptis į teismą, arba žiūrėti kokių kitų būdų. Tai vat mes kreipiamės į teismą ir patikėję jų tokiu, kaip pasakyti, geranoriškumu ir padarimu, staiga sulaukime atsakymo. Ne, klausykite, tai yra Kauno miesto savivaldybės nuosavybė. Mes nesutinkame, kad Nerijus Ikonis taptų mūsų laisvos žemės juostos savininku. Ne, čia nėra jokio įvažiavimo. Ne, čia nėra jokio praėjimo tako. Klausykite, čia tikrai, klausykit, nėra to įvažiavimo. Na ir galvojam dabar, nuvyksim į teismą, pateiksime visus įrodymus, ne? Ir prijungs mūsų tą įvažiavimą prie mūsų sklypo ir viskas čia bus tvarkoje. Tiesiog pagalvokite, jeigu mes turime dokumentus, planus patvirtintus Kauno miesto architektų, tai apmokėjimo pakvietavimus, tai kaip gali būti kitaip? Teismas vykdo teisingumą. Ir atvykstame mes į teismą, o teisme sėdi teisėjas, kuris mano mamos naudai yra priteisęs skolą iš dabartinės Kauno miesto apylinkės teismo darbuotojos mamos. Aš po mamytės mirties paveldėjau pareikalavimą į tą skolą ir dabar Kauno miesto apylinkės darbuotojos mamos skolą išieško antstolė Sonata Vaicekauskienė, o Lietuvos policija yra išdavusi paiešką ir yra vykdoma paieška Kauno miesto apylinkės teismo darbuotojos mamytei. Tai teisėjas su raudonais žandais išeina iš teismo salės ir po kiek tai laiko gauname atsakymą, jog ne, teismas nesutinka su mūsų skundu ir kad nesutinka prijungti mums mūsų įvažiavimą. Teisme Kauno miesto savivaldybės advokatė simpatizuoja ir paaiškina, kad galbūt yra kitas būdas ir kad galbūt mes turime pildyti prašymą per ŽP3 sistemą ir tuomet be jokių problemų, be jokių teismų mes galėsime prisijungti savo įvažiavimą. Na, mes taip ir padarome. Kartu patikime apeliaciją lapkričio mėnesį 25 metais. Apeliacija vyksta jau 2 mėnesius. Bylos posėdis dar nėra paskirtas, 2 mėnesiai. Ne, jau praėjo, jau Vilniaus
apygardos teismas gavęs, skundą priėmęs, teisėja paskirta, bet niekas nevyksta, nes jie ten labai užsiėmė, taip pat kaip ir sveikatos sistema, ne? Labai jie užsiėmė, tušti koridoriai, bet dirba žmonės labai sunkiai ir labai daug bylų nagrinėja, kad va šitos bylos būtent negali išnagrinėti. Tai dabar Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybė, kas čia Kauno miesto savivaldybė, gal ne. Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybė, nežinau, galbūt ne, nežinau, kas čia atvažiavo. Kauno miesto savivaldybė, išmušė mane iš jėgų.